ateitis ir dabartis. Karalystė jau yra čia ir dabar, nors ir mažu mastu, kaip garstyčios grūdelis, raugas, paslėptas lobis ir perlas. Kai kas svarbaus susijusio su karalyste jau vyksta. Garstyčios grūdelis išauga į didelį krūmą, raugas iškelia tešlą, lobis ir perlas yra mūsų kasdienybės realijos, nes jie gali būti randami, jais turime galimybę dalytis ir džiaugtis. Nors Jėzus palaikė savo amžininkų viltis susijusią su būsima Dievo karalystės pilnatve, jis taip pat norėjo įspėti, kad Dievo karalystė jau yra tarp jų. 3 posakiai Evangelijose pagal Matą ir Luką patvirtina, kad Dievo karalystė esama tikrovė. Savo naudojamą demonų išvarymo praktiką Jėzus gina sakydamas: bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Evangelijoje teigiama, kad Jėzaus išgydymai ir egzorcizmai yra Dievo viešpatavimo pasireiškimas ir simbolizuoja jo pergalę prieš demoniškas jėgas. Jėzus sako: nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama ir smarkieji ją sau grobia. Tai reikštų, kad Dievo karalystės vizija tuometiniame gyvenime buvo tokia reali, kad tapo smarkaus pasipriešinimo objektu. Nebejotinai, taip Jėzus užsimena apie Erodo Antipo įvykdytą Jono Krikštytojo egzekuciją. Tokio pasipriešinimo ženklą. Jėzus sako fariziejams: Dievo karalystė ateina nepastebimai ir niekas nepasakys: štai ji čia arba ten, nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Taip jis atmeta idėją, kad karalystės atėjimą lydės kosminiai ženklai ir primena, kad savo klausytojams, kad ji tam tikrų mastų jau yra.